Tai jeigu ką tu apdovanos? Arba gintai, tu išgersi. Ne, o tai kas nėra apdovanos, tai mergaitės. Tai čia ir tu, jis nėra atstovas. Mėgėlius kviečiame į Lietuvos asociacijos sportas visiems taurės rungties apdovanojimo ceremoniją. Apdovanojami nugalėtojas ir prizininkai taurės rungtyje. Tai paskutinis ir pagrindinis šios dienos konkuras. Apdovanojimus įteikė Lietuvos žirginio sporto federacijos prezidentas Gediminas Gutkauskas. Jam asistuoja sekretoriato narė Ugnė Eidutytė. 5. vieta taurės rungtyje atiteko Gabrielei Dominauskaitei su žirgu Torino. Na ir ši raitelė niekur nepabėga, kadangi 4. vieta taurės rungtyje taip pat Gabrielė Dominauskaitė ir Panučiai. Aukšta 3. vieta taurės rungtyje atiteko Danieliui Gutkauskui su Country G. Aukšta 2. vieta taurės rungtyje Aleksas Eilius ir For Fun. Lietuvos asociacijos sportas visiems taurės rungties nugalėtojų tapo Matas Petraitis su Solideo Glorija, Ordulio sporto klubas. Matas Petraitis su Solideo Glorija tampa šiandien taurės rungties nugalėtojais. Ir dabar jiems tenka garbė vadovauti apdovanojimų garbės ratui. Aplodismentai. Matas Petraitis ir Solideo Glorija